Kaip sekasi tau skraidyti? Nebesiseka, žinau, keliai pavedė. Jo, ir jokios sėdėjimų konkursuose nedalyvausiu ir žinai, kaip pasakyti. Ten pirmą pusę, čia tokia kaip peruka žaidimas buvo, ne? Nu, užmigę ir mes, sakyčiau, buvom, bet ir jie kažkaip nesuper rodė rezultatą. Nežinau, kaip tai buvo. Gal čia tiesiog toks atsipalaidavimas, kad jo nieko nelėmė? Atsipalaidavimo, manau, nebuvo, tik tokio spaudimo daugiau, kad, žinai, irgi nebuvo. Taip, kad gal lengviau žaisti, aišku, kai žaidi dėl kažko, dėl kažkokio rezultato, tai gal tas ir kitoks žaidimas, manau, jiem gal dar net lengviau buvo, kai to spaudimo nebuvo, jie tikrai atsipalaidavę, mėgavosi savo žaidimu. Mums, kaip pasakyti, tikrai čia buvo sunku išvykai žaisti, jie gerai žaidė. Patiko CSKA dėjimai? Surengė dėjimų konkursą. Čia mūsų pačių kaltė iš tikrųjų yra dėl to, kad tai mes žinom, kad Bonsų gali tik dėjimais viską padaryti, o mes į gynybą taip ir nesugrįžom. Tokių žaidų klaidų padarėm ir davėm jam minę padžiuginti. Nu ką, tai gerą kelią namo ir sėkmės su Lietuvos Rytu. Dėkui, dėkui.